Huawei pristatė naują savo GT4 seriją ir šis video bus apie tai. Tai aš Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir neriam į Huawei laikrodžių pasaulį. Pirmas dalykas, kurį pastebėsite, kad naujieji laikrodžiai ne tik atrodo kaip tikri laikrodžiai, bet ir juos dėvint jauties lyg nešiotum ne išmanųjį laikrodį, o kokybiškai pagamintą standartinį laikrodį. Huawei laikrodžiai yra dviejų dydžių – 46 mm ir 41 mm. Abiejų modelių dizainas yra įkvėptas klasikinių laikrodžių ir jie atrodo labiau kaip aksesuarai, o ne išmanieji laikrodžiai. Būtinai turiu paminėti, kad 41 mm laikrodis su metalinė apyrankė turi magnetinę sagtį. Ja užsisegti yra labai paprasta, užtenka tik suglausti apyrankę ir magnetas labai tvirtai sukimba. Įsijungus laikrodį, jūs pasitiks pasirinktas laikrodžio ciferblatas. Jūs galite labai lengvai pasirinkti kitą jums patinkantį stilių. Ciferblatai turi aktyvius laukelius, kuriuose rodoma papildoma informacija. Laukelių turinį galite koreguoti pagal savo poreikius. Pasirinkite, kad rodytų oro sąlygas, nueitą žingsnių kiekį ar kitą jums aktualią informaciją. Taip pat galite atsisiųsti papildomų ciferblatų per Huawei laikrodžio programėlę. Ciferblatų yra tiek mokamų, tiek nemokamų. Įsijungus pagrindinį meniu, laikrodžio programėlės yra išdėstytos tinklelio principu. Jį galite priartinti ar atitolinti su karūnėle. Nors ir programėlių piktogramos atrodo mažos, bet tai netrukdo labai tiksliai pasirinkti, kokią programą norite atidaryti. Atsidarę programėlę, ją galite valdyti tiek braukdami pirštu per ekraną, tiek sukdami laikrodžio karūnėlę. Kad rastumėte reikiamą informaciją, jums nebūtina atsidaryti pagrindinio meniu. Jūs galite pabraukti į šoną ir pamatysite savo kitus valdiklius. Paspaudę apatinį mygtuką, standartiškai atsidarys sporto veiklų sąrašas. Pasirinkę veiklą, jūs matysite visą reikiamą informaciją ekrane ir nesunkiai galėsite ją sustabdyti. Bet geriausias dalykas, kad jūs galite priskirti savo pasirinktą funkciją apatiniam mygtukui. Laikrodžiuose yra įmontuoti garsiakalbiai, kad galėtumėte jį naudoti skambučiams ar net klausyti muzikos. Laikrodžio sensoriai gali padėti sekti jūsų temperatūrą, širdies ritmą, deguonies kiekį kraujyje. Visa informacija labai paprastai gali nukeliauti į jūsų telefoną. Huawei laikrodžiai veikia labai sklandžiai tiek su Android, tiek su iPhone telefonų modeliais. Taip pat jie fiksuos jūsų fizinį aktyvumą. Stebės, kiek nuėjote žingsnių, kiek sudeginote kalorijų, kiek kartų atsistojote. Laikrodis ne tik fiksuos, kokie aktyvūs jūs esate, bet taip pat padės gauti pranešimus iš telefono. Kai jums kas nors skambins, jūs iškart matysite, kas jums skambina ir galėsite atsiliepti, arba jūs galėsite patys paskambinti tam žmogui tiesiai iš laikrodžio. Iš viršaus perbraukė jūs rasite greituosius valdiklius, kaip vandens pašalinimas ar prožektorius. Ir nepaminėjau pačios svarbiausios funkcijos, tai yra baterija. Išjungus tam tikrus parametrus, Huawei teigia, kad laikrodis gali išlaikyti net 2 savaitės. Tai yra žymiai daugiau palyginus su kitais išmaniaisiais laikrodžiais. O jei žiūrit šį video spalio mėnesį, tai iki mėnesio galo vyksta mobili prekyba akcija, kad perkant laikrodį jūs gausit belaidės ausinės dovanų. Pasidalinkit, kuris Huawei modelis jums patiko labiausiai ir ar iš vis jūs nešiojat išmaniuosius aksesuarus ir jei taip, kokius. Čia buvo Mindaugas, mobili prekyba ekspertas. Noriu dar priminti, kad mobili prekyba salonuose galite apžiūrėti naujuosius laikrodžius. Tai gero jums nešiojimo ir susitiksim kitą kartą.